Kalėdinio atviruko kūrimas Canva platformoje. Pirmiausia, reikėtų užsiregistruoti Canvos platformoje ir kai jau esate Canvos platformoje, paieškos laukelyje suveskite raktinius žodžius, tematiką, kurią kursite atviruką. Šiuo atveju mes kursime kalėdinį atviruką, įvedame kalėdinis atvirukas, paspaudžiame Enter. Pati sistema pasiūlo labai daug šablonų, kurie skiriasi savo dydžiu, tekstu, išdėstymu, paveikslėlių, nuotraukų įkėlimu ir panašiai. Šiuo atveju aš pasirinksiu paprastą tekstinį atviruką ir jeigu jisai man tinka pagal savo dydžius ir panašiai, spaudžiu tinkinti šį šabloną. Paspaudus tinkinti šabloną, aš atsirandu šablono redagavimo zonoje. Kairėje pusėje išmeta vėlgi labai panašių ne tik statinių, bet ir judančių paveikslėlių. Apie juos aš papasakosiu kitoje pamokoje. Sakykime, mes pasirenkame šitą paveikslėlį. Yra tam tikros detalės. Pavyzdžiui, nebijokite paspausti, yra snaigutė. Ta snaigutę galima kopijuoti, dubliuoti. Tai yra paspaudus pliusiuką, mes ją pasidarom jos kopiją, galime nunešti kitą vietą, ją sumažinti, ją vėlgi kopijuoti ir prisidėti tų detalių, kaip mums tinka. Lygiai taip pat, jeigu mums kuri nors detalė netinka, mes ją galime pažymėti ir paspausti ištrinimo mygtuką. Tas pats yra su tekstu, yra teksto laukai. Juos galima paslinkti, panešti tam tikrą vietą ir be abejo pakeisti į mums reikiamą tekstą. Viršuje yra įrankių juosta, kurioje mes galime pasirinkti tam tikrą šriftą, jo dydį, šrifto spalvą, tarpus tarp raidžių ir tarp eilučių, įvairius efektus ir animavimo efektus, bet kadangi šitas atvirukas bus statinis, siūsimės paveikslėlio formatu, aš jokios animacijos jam nedėsiu. Tai dabar 2 kartus paspaudžiu ant šrifto, jis pasižymėjo ir tada rašau savo tekstą, kokį noriu. Teksto išdėstymą galima keisti, galima sumažinti, padidinti, išdėstyti vienoje eilutėje ir panašiai. Atkreipkite dėmesį, kartais būna šriftų, kurie nelabai gražiai skaito lietuviškas raides, tai reikėtų pasikeisti taip, kad tos raidelės neišsišoks. Na ir sakykime, šito teksto lauko man nereikia, aš jį galiu ištrinti arba tiesiog pasidaryti dar vieną, jeigu man reikėtų kopijos. Ir nusinešti tam tikrą vietą, kur man atrodo, kad jisai tinka. Tai šiuo atveju aš jį ištrinsiu, kitą tekstą nunešiu per vidurį ir šitoje vietoje galiu užrašyti, sakykime, kad mano sveikinimas yra sukurtas šiais metais. Apačios juostelėje yra išplėtimo mygtukas, aš galiu pasižiūrėti, kaip mano atvirukas atrodys per visų dydžių ir jeigu man tinka, tada aš galiu jį parsisiųsti į kompiuterį. Tam, kad parsisiųsti į savo kompiuterį, dešinėje pusėje pasirenku mygtuką dalintis ir tada susirandu atsisiųsti. Ir iš siūlomų variantų jūs galite atsisiųsti paveikslėlio formatu, PDF ir panašiai. Kai kurios atsisiuntimo nuorodos yra mokamos, bet šiuo atveju aš renkuosi nemokamą PNG formatą ir spaudžiu atsisiųsti. Ir tada paveikslėlis atkeliauja į mano kompiuterį ir galiu siųsti tam, kam noriu. Dabar šiuo atveju paveikslėlis parsisiuntė kažkokiu tai pavadinimu. Šis pavadinimas yra šablono pavadinimas. Jeigu aš noriu jį pakeisti, tebūnie kvietimas sveikinimas, nepasikeitė. Tada jau šitas paveikslėlis parsisiųs tuo formatu. Visi Canvos šablonai, įsiterpia čia tekstukas, išmesiu iš čia. Visi Canvos šablonai, tą, ką jūs redaguojate,
išsisaugo pradiniame prisijungimo lange ir jūs bet kada prisijungę prie savo aplinkos galite kopijuoti, redaguoti ir visaip kitaip pakeisti, naudoti dar kartą. Tai linkiu išbandyti sveikinimų kūrimo Canva platformoje.